Taigi apie Kursko atominę dar pamiršau pasakyti, kad čia į tą veikiančią taikį buvo sumažinta 50% operatyvumo. Reiškiasi, tikslas yra energetinis. Atseit jie keršyje už rusų energetinius išpolius prieš Ukrainos infrastruktūrą. Mes neturim jokio sąvado, kiek yra išdaužyta elektrinių, taigi be atominių yra visokios šiluminės ir vien tai, kad be Vengrijos elektros Ukrainai būtų galas, tai irgi yra faktas, jau Vengrija pareiškė, bet Ukraina nudaužė Vengrijai su Slovakija dujas. Dar nepatikrinau, ar atsinaujino. Čia komentaruose rašiau tas sąskaitas, kažkas klausė. Jau žinokit, aš pavargstu jau rašyti. Podpiščikų beveik 4000 žiūrinčių, taip dar 5-10 tūkstančių. Kartais nukrenta. Kartais, kai mažiau tų perėdačių, tai nukrenta. Čia, kai jau įjungia Armagedoną vėl, eilinę kartą, nesikeikiant. Žmonės nemokėjo atsirinkti, tada trenkė iš viso, nežiūri nieko. Tai nežiūrėkit asmeninių peripetijų, bet asmeninės reikia viešinti, nes tie velniai bijo. Jie viską šūdina, jeigu niekas neišeina į viešumą. Ir net jeigu matote išeina į viešumą, vis tiek šūdina, nesąmonės daro. Tai va, tai yra didelis laimėjimas ten šitą tėtį iš tikrųjų geriau, bet jisai įpratęs, kad jam labai blogai, tai jisai net pradeda ar slėpti, ar vaidinti, kad jam blogai. Čia jau atsiranda tokios psichologinės problemos, kai žmogus labai serga, jis paskui nebežino to taško, kur čia geriau, kur čia blogiau, tikėsimės bus geriau, viskas. Tai va, tai grįžtam prie atominių problemų, energetinių, tai ukrainiečiai elgiasi kaip teroristai, bet juos visi palaiko, reiškia, turi teisę. Dabar Trumpas davė dar 2 savaitės susitarti, tai kadangi ne viena pusė nesitarė, tai rusai šiandien užbombardavo Donecko srity labai baisiai, kažkokį, man atrodo, Ponkovskas, labai sunkus pavadinimai, Ponkovską pasiėmė. Ir Sumų srity. Vat per dėrybas siūlė atiduoti Sumus, atiduoti dar kažką tai. Ne, tai dabar Sumų srity dar pasistumė ir aš manau, kad per naujas dėrybas jie Sumų nebetiduos. Ir bus teisūs, nes iš Sumų būdavo atakuojama Kurskas. Iš tikrųjų, jeigu ten liks kažkokia tai ekskliuzyvinė zona, jie bus teisūs strateginė prasme, jie neturėtų Sumų atiduoti. Jeigu ten buvo telkiamos NATO kariuomenės tankai, ten aš žiūrėjau pas Patriką Lankasterį, ten tikrai NATO yra technikos paroda Kurske. Ten baisu, iš tikrųjų. Ten viskas užminuota, viskas išdaužyta ir bažnyčios išdaužytos. Ir jie parodė, ką jie nori padaryti su Rusija. Labai aiškiai parodė, kad mes padarysim taip su Rusija, ateisim su NATO jungtinė armija ir išdaužysim visą Rusiją. Tai rusai dėl to tose Sumuose sėdi, į specialios operacijos planą neįėjo šitas rytis iš viso. Bet kadangi Amerika sukūrė specialią operaciją Operation Atlantic Resolve ir tos operacijos kariai ir buvo tie, kur pelkėje buvo rasti. Jie nebuvo dislokuoti pabradėjai iš viso. Aš jų neradau pabradėjai dislokuotų. Aš radau, kad jie Operation Atlantic Resolve, tai speciali programa skirta Rusijos atgrasimui Ukrainoje ir įėjo Kursko okupavimas. Tai Amerika sukūrė 2014 beje, dar karo iš viso nebuvo, tokią specialią programą Rusijos atgrasimo. Labai čia įdomiai su datomis gaunasi. Tai va, ir dabar dar viena labai įdomi naujiena, kad pranešama, kad Suomija nors nemini to